Labas rytas, brangi bažnyčia. Būkime pasveikinti viešpaties ir gelbėtojo Jėzaus Kristaus vardu. Malonu su šeima mums čia garbinti kartu viešpatį. Vėsų rytą, kaip pastorius sako, iš tikrųjų. Ir kurie mane nepažįstate, mano vardas Tomas. 6,5 metų tarnauju kalėjime, kapelionu, Pravieniškių 2 kalėjime. Ir ten yra labai daug nuteistųjų, didelė rotacija, vieni išvyksta, kiti atvyksta ir tikrai darbo labai daug. Prieš gal 3 savaitės sutikau vieną vyrą. Pradėjom bendrauti, klausiu labas, jis atėjo į koplyčią, mes pasimeldėm kartu, po to aš jam sakau, koks tavo vardas, jis pasakė savo vardą, auksinis kardas ar ne. Klausiu, iš kur tu, sako, iš Kauno. Ir nelabai mes norim į asmeniškumus eiti, bet klausiu, kaip tu čia patekai. Pradėjom po truputėlį kalbėti. Sakau, mes su šeima ruošiamės į Kauną, nuvažiuojam. Ten yra nuostabi bažnyčia. Žinau tą bažnyčią labai puikiai. Nuo mažens mane močiutė metų metais vežiojo. Dar ir profsąjungų rūmai buvo, stovyklos buvo, sodybas labai gerai atsimena. Mano pirma mintis galvoj, žmogau, ką tu čia veiki? Ir aš taip švelniai paklausiau pas jį, kaip čia taip nutiko, kad į šį kurortą atvažiavai. Jisai sako, kaip visada su draugais bendravom, žodinis konfliktas, nesuvaldžiau emocijų, gerai daviau į lempą, parašė ant manęs pareiškimą ir štai čia mane atvežė atostogų. Aš sakau, ar gali tai būti, kad Dievas atvežė tave į šį kurortą kažką priminti? Iš pamokų, kurias tu išmokai, iš pamokslų, kuriuos tu girdėjai, sako, greičiausia taip ir yra. Jam nedaug liko, jis to išeina, jis nedidelį ten gavo straipsnį ir aš sakau, meldžiuosi už tave, bendrauju su jais, ateina į koplyčią. Ir kartais Dievas truputėlį pakoreguoja mūsų kelionę šio žemės. Tai žmogus, kuris augo, nežinau jo širdies, bet pasakyti, nuo mažens metais mane močiutė atsivesdavo į kalėjimą. Jo, kai kam galbūt taip ir skamba, ar ne, bet iš tikrųjų aš tiesiog šokiruotas likau. Puikiai pastorių Artūrą, sako, pažįstu. Aišku, Gedimino turbūt nespėjo susipažinti. Linkėjimai pastoriui Gediminui toli už jūrų. Štai kaip Dievas veikia mūsų gyvenime, kartais pakoreguoja mūsų kelionę šio žemės. Ir tikslas, aišku, ateiti pas Kristų ir mes meldžiamės su juo. Man tai buvo tiesiog truputėlį mane išmužė iš vėžių ta situacija, bet Dievas veikia nuostabiai. Ir pamenat, aš praeitą kartą berods buvau pas jumis sausio mėnesį ir sakiau, kad toks yra vyrukas, kurį visur kelia iš vieno kalėjimo į kitą. Tai jau jo Lavlė irgi nebėra. Tai yra ligoninė, kur aš minėjau apie ten svarbų poreikį. Jį vėl kažkur kitur iškėlė. Tai dabar galvoju, laukiu, kada jis man vėl paskambins, reikės vėl nuvažiuoti ten su tais vyrais susitikti. Dievas veikia tikrai nuostabiai, galingai, suvereniai. Ir viena iš tokių Dievo malonės suverenumo apraiškų, aš noriu, kad mes atsiverstumėm Jozuės 2 skyrių. Jozuės knyga 2 skyrius. Aš norėsiu pakalbėti apie Rahabos žygdarbius. Ir čia yra didelė knyga, šventas raštas, 66 knygos. Yra labai daug įvykių, situacijų, istorijų, kurios užrašytos mums pamokyti, mūsų stiprinti, mūsų nukreipti pas viešpatį, įkvėpti, paskatinti. Bet svarbiausia pamatyti Dievo didybę, pamatyti Dievo šlovę, pamatyti Dievo gerumą. Ir Jozuės 2 skyriuje
Mes čia matome, kad yra naujas sezonas Izraeliui. Perėjimas iš dykumos į pažado žemę po 40 metų klajonių pagal Dievo valią. Užaugo kita karta, Dievas palaidojo Mozę, Nebo kalno Pisgos viršūnėje, vadovavimą perima Jozui, Jahvė gelbsti, jo vardas reiškia. Yra labai daug darbo. Dievas atiduoda pažado žemę, bet tauta turi ją užimti. Dievas dirba savo darbą, tu dirbi savo darbą. Ir pirma Jozuės misija Jericho tvirtovė. Tai pirmas labai galingas miestas pažado žemėje už Jordano upės. Didelė problema, tokio miesto lengvai nepaimsi ir manoma Jericho tvirtovė buvo apie 15 metrų aukščio. O Izraelio stovykla Abel Šitim Akacijų slėnyje buvo 20-25 km nuo Jericho. Tai vienas iš seniausių pasaulyje miestų Jerichas, Tel Es Sultan, dar vadinamas Palmių miestu. Ir šiuolaikiniai kalbininkai mano, kad pavadinimas Jericho tiesiogiai kilo iš kananietiško žodžio kvapas, kvepiantis, nes ten nuo neatmenamų laikų gaivaus šaltinio oazė buvo, palmės, kvepiantis augalai, balzamas, datulės, dėl to tas miestas ten ir įsteigtas. Ir reikia paimti. Dievas tai nepadarys. Tai yra jų namų darbai ir yra jų atsakomybė. Tai Jozuė ateina su planu. Ima veikti labai atsargiai, kadangi Dievas nedavė detalių, kaip ir ką tiksliai daryti, Dievas dažnai mums neduoda detalių, kaip ir ką tiksliai daryti. Jozuė nusprendė, kad protingiausia lyderystė bus pirmiausia siųsti žvalgus. Nes su Kalebu jie patys buvo žvalgai, kažkada ėjo žvalgyti pažado žemės ir jisai laikosi tokio plano, kad reikia surinkti informaciją apie Jerichą, apie miestą, sieną, žmonės, karius, apie kraštą ir su ta informacija grįžti ir toliau žiūrėti, ką daryti. Išsirenka 2 geriausius jaunuolius žvalgus, juos užmaskuoja ir slapta pasiunčia į Jerichą. Ir čia žvalgų kelionė ir aplinkybės, truputėlį einame link Rahabo žygdarbių. Žvalgai pereina Jordaną, ateina į Jerichą. Tekstas nesako apie maskuotę, bet žydų rabinų midrašas pasakoja, kad jie apsimetė pirkliais puodžiais. Jie vaikščiojo po miestą šaukdami puodai, puodai. Vėliau jie ieškojo geriausios vietos apsistoti, kad niekas jų neįtartų, jie irgi nekvaili buvo. Ir kadangi daugiausia visi apsistodavo viešuose užeigose, tai žvalgai nueina į privačią namų užeigą, viešą, kurios šeimininkė yra prostitutė Rahaba. Dievas visokių žmonės įdeda į savo žodį, kad parodytų savo šlovę. Jos vardas reiškia plati erdvė. Kai kurie bando sušvelninti, kad ji buvo tik tai šeimininkė savo namų užeigos, bet tekstas aiškiai sako, kokia buvo jos profesija. Ir čia vartojama žodis zonach, paleistuvė prostitutė reiškia. Ir taip pat Naujajame testamente 2 vietose yra žodis porne šaknis. Ir iš čia kilęs tas žodis pornografija. Todėl Dievas negražina, pasako viską kaip yra. Nuodėmė yra nuodėmė. Ir mes visi turim savo praeitį, vieną ar kitą, ir mums visiems reikia Kristaus. Taigi, natūraliai klausimas. Žiūrėkite, Jozuė Nuno sūnus, 1 eilutė, slaptai išsiuntė iš Šitimo 2 žvalgus įsakydamas, eikite ir apžiūrėkite kraštą ir Jerichą. Juodu atėjo į paleistuvės Rahabos namus ir ten nakvojo. Natūraliai gali kilti klausimas, kodėl eiti ten, į tokią vietą. Žvalgai šiaip jau ten visai kita misija su visai kitais tikslais. Tai buvo užeiga, gera strateginė vieta, miesto sienoje, arti vartų, puikiai vieta užsimaskuoti ir jeigu ką pabėgti. Į Rahabos namų užeigą žmonės ėjo pastoviai, vietiniai, pakeleiviai, pirkliai, klajokliai, jie ten ilsėjosi, valgė, gėrė, linksminosi, apie viską plepėjo ir dar gaudavo paslaugas seksualinės. Tai buvo geriausias būdas išlikti nepastebėtam. Niekas net neįtardavo, tiesiog žmonės ėjo ten atsipalaiduoti. Ir internetas ten labai greitai sklido. 5G internetas labai buvo informacija greičiausia. Žmonės, kada atsipalaiduoja, jie kalba apie viską. O kadangi jų tikslas surinkti informaciją, tai jie tai darė
sėkmingai. Ir toliau mes skaitome, buvo pranešta Jericho karaliui, naktį atėjo du vyrai iš Izraelio vaikų išvalgyti kraštą. Ir štai nuo čia noriu pakalbėti apie Rahabo žygdarbius. Matot, 1 Korintiečiam 3:9 sako, mes esame Dievo bendradarbiai. Tai yra Dievo suverenumo sinergija su žmogaus darbais, nes ta žodis graikų kalboje yra sinergoj, tai yra dirbti kartu. Nes kai kuriuos darbus tu turėsi padaryti. Ir arba tu gali užkasti talentą, kurį tau Dievas davė, arba tu gali jį panaudoti Dievo garbiai. Dievas leido užkasti talentą, ar ne? Todėl sinergoj dirbti kartu. Štai nuo čia pamatysime Rahabo žygdarbius. Ir pirmas jos žygdarbis – pasitikėjimas gyvuoju Dievu kaip savo asmeniniu gelbėtoju. Apie tai kalba Naujas testamentas net 2 vietose, kad jinai buvo išgelbėta. Tu gali pagalvoti, koks čia žygdarbis, žinai, patikėti Kristumi. Žinokite, mums kainuoja. Pasaulis priešinasi. Duos tau draugus, situacijas ir aplinkybės, kad nutrauktų tave, nutemtų tave. Gyvenant tokioje aplinkoje, kaip gyveno ta moteris, patikėti gyvuoju Dievu kaip savo asmeniniu gelbėtoju, tai yra heroizmas, tai yra žygdarbis. Dievas veikia, išgelbima 100% iš Dievo. Duoda troškimą, bet tu atsakai. Jei išgirsite jo balsą, ko nereikia padaryti, neužkėtinkite širdžių, tai yra atsakomybė. Dar noriu pasakyti labai trumpai teologinį, padarykime visi kartu balansą. Jokūbas sako 2 skyriuje 25 eilutėje, kad paleistuvė Rahaba buvo išteisinta darbais, kai priėmė pasiuntinius ir kitų kelių juos išleido. Tai darom teologinį balansą. Ne darbais buvo išteisinta Rahaba, bet teisumo darbai ir žygdarbiai buvo jos išgelbimo pasekmė. Rezultatas. Turim gerą turėti balansą. Galatam 2.16 sako, žinome, jog žmogus neišteisinamas įstatymo darbais, bet tik tikėjimu į Jėzų Kristų. Mes įtikėjome Kristų Jėzų, kad būtume išteisinti Kristaus tikėjimo, o ne įstatymo darbais. Nes įstatymo darbais nebus išteisintas nei vienas žmogus. Todėl darom gerą balansą, ar ne? Ir pagal Efeziečiam 2.10 mes esam sukurti geriems darbams ne dėl išgelbėjimo. Religiniam krašte tai reikia suprasti, kad gerų darų darymas yra gerai, bet tu jais į dangų nenueisi, tik per Kristų. Atgailą ir nuoširdų tikėjimą. Taigi teisumo darbai yra išgelbėjimo pasekmė ir liudijimas. Jei aš savo darbais neparodau tikėjimo, galite mane palaidoti, mano tikėjimas yra miręs. Taip išeitų, ar ne? Žiūrėkite, mes nežinom tiksliai, kada įvyko Rahabos išgelbėjimas, bet jos žygdarbiai liudija apie jos gyvą tikėjimą Dievu. Naujas taip patvirtina, kaip sakau, Rahabos išteisinimą 2 vietose. Todėl patikėti gyvuoju Dievu ir paprašyti atleidimo už visas nuodėmes, tai buvo pats svarbiausias sprendimas ir herojiškas poelgis jos gyvenime. Iš čia plaukia visa kita. Didelė problema. Rahaba užstrigusi ir negali išsivaduoti niekaip iš tos aplinkos. Didelė Dievo malonė ateina jos išsivesti. Todėl siuntė žvalgus, kaip Dievo suverenumas veikia. Ar jūs žinote, mėlyjeji, kad informacijos žvalgų neprireikė? Ir tų žinių, kurią jie surinko apie Jerichą, Dievas turėjo kitą planą, kaip paimti miestą. Bet jis buvo jiems neatskleidęs. Tai suvereni Dievo apvaizda siunčia iš tikrųjų žvalgus su labai svarbiu tikslu. Bet mes matome nuo žmonijos nuopolio Adome iki Apreiškimo knygos visur suverenų Dievo veikimo ir jo išgelbėjimo planą Kristuje žmonijai. Va čia yra svarbiausia. Dievas myli tave ir nori išgelbėti tave. Ar tu vienam mieste, ar tu kitam mieste, jis laukia tavęs. Ir štai čia mes garbinam mūsų visagalį viešpatį. Žinote, mylėjai, kai kurių žmonių gyvenime Dievas panaudoja kalėjimą, kad ateitų pas Kristų. Kitų žmonių gyvenime Dievas panaudoja karą, kad jie ateitų pas Kristų. Trečių žmonių gyvenime liga gali būti, kad žmonės ateitų pas Kristų. Gali būti žemės drebėjimai, mes meldžiamės už Venezuelą, už kitus baisu, kaip mes matome ir dėkoja mūsų vaikai visą laiką maldoja, ačiū Dieve už saugų dangų,
kad turim ką pavalgyti, apsirengti, kad esame dar tikrai tokioje apšioj tavo begaliniai maloniai. Todėl Dievas gelbsti visus ir nori parodyti savo suverenų veikimą visų mūsų gyvenime. Ir čia yra nuostabus liudijimas. Bet žiūrėkite, tai yra problema. Labai greitai buvo pranešta Jericho karaliui, kad naktį atėjo 2 vyrai iš Izraelio vaikų išvalgyti kraštą. Nors ir gerai užsimaskavę, žvalgai buvo labai greit atpažinti ir kažkas nubėgo greit pas karalių. Ir pranešė, atėjo šnipai išvalgyti miesto ir krašto. Ir čia toks man malonus dalykas, kadangi tai ne šio pasaulio vaikai, velnias žino, kurie jam nepriklauso ir jisai bando juos visaip demaskuoti. Petrą prie laužo tarnaitį iš karto atpažino, ar ne? Sako, ir tu vienas iš jų, nes tavo tarmė tave išduoda. Labai greit atpažino. Tai kaip gerai, kad šiandien tu turi savo krikščionišką tarmę ir pasaulis tave atpažįsta, kad tu esi kitoks. Mes negalime pritapti prie pasaulio, iš tikrųjų. Ir dabar žiūrėkime, antras žygdarbis tikėjimo, kurį padaro Rahaba, jinai paslėpia žvalgus. Kai tik jis sužino, kad čia užsimaskavę Izraelio žvalgai ir kareiviai greitai skuba pas ją, mes skaitome, Jericho karalius nusintė pas Rahabą pasiuntinius įsakydamas, išduok vyrus, kurie yra tavo namuose, nes jie yra žvalgai. Ir 4 eilutėje mes skaitome, moteris abu vyrus paslėpusi. Žiūrėkite, ji galėjo neslėpti, man atrodo, tų žvalgų. Tai yra didelė rizika. Ji greit užveda žvalgus ant plokščio stogo ir paslėpia juos po nemintais linais. Ačiū Dievui už ilgus ir nemintus linus, kurie ką tik buvo sudėję. Aš pasistudijavau, ten realiai poros savaičių reikalas yra ir tų linų nebebūtų buvę. Tai Dievas paruošė linus nemintus kaip slėptuvę. Dievas tau šiandieną turi puikią slėptuvę. Paslėpia žvalgus, greit nulipa žemyn, kareiviai atskuba ir ji jau juos pasitinka apačioje. Nors ji labai bijo ir rizikuoja, Rahaba priėmė labai svarbų sprendimą paslėpti juos. Dėl to, kad ji jau tiki gyvuoju Dievu. Jos tikėjimas toks yra. Išgelbėjimas. Ji padarė sprendimą. Širdyje ji paliko Jerichą, širdyje ji jau paliko tėvų tradicijas, paliko Kananų religiją, paliko papročius ir visą seną gyvenimo būdą. Štai visa tapo nauja jos gyvenime. Ji tapo Dievo heroja kaip Abdijas. Jeigu pamenat 1 Karalių knygoje 18 skyriuje, 100 pranašų po 50 uolose paslėpė prie Ahabo su Jezabelė, kai jie siautėjo ir maitino jos duoną ir vandeniu. Labai nuostabus darbai yra Dievo per žmonės. Todėl ji apsisprendė jos paslėpti. Ir čia Rahaba pasielgė herojiškai, nes paslėpė žvalgus nuo nelaimės. Jei buvo pirmiausia Dievo žmonės, ne tik šnipai žvalgai, Dievo žmonės ir aš noriu jais pasirūpinti, buvo jos toks mintise. Ir dabar skaitome toliau, ji nukreipia kareivius į priešingą pusę nuo 5 eilutės. Ir jinai sako, tiesa, vyrai buvo atėję pas mane, bet aš nežinau, iš kur jie. Prieš uždarant vartus temstant, tie vyrai išėjo. Aš nežinau, kur jie nuėjo. Skubiai vykitės juos, gal dar pavysite. Ji buvo užvedusi juos ant stogo ir paslėpusi po nemintais linais, kurie ten buvo. Jericho vyrai vijosi juos Jordano keliu iki brastos. Kai tik persekiotojai išėjo, vartus užrakino. Aš jau nebepriskiriu šito prie jos herojiško poelgio, bet ji nukreipia kareivius į priešingą pusę. Rahaba galėjo persigalvoti ir išduoti. Ką? Negalėjo, sakot? Užtat ji būtų apdovanota didelę piniginę premiją ir gautų iš karaliaus Jericho miesto herojės titulą. Jos vardas ir nuopelnai būtų pirmuose laikraščio puslapiuose. Jei savo kūną pardavinėjo už pinigus, tai kas čia tokios svetimus žmonės parduoti? Pamenat Delilą, viena ranka glostė Samsono galvą pasidėjus ant kelių.
o kita ranka už 5500 sidabrinių pardavė jį. Biblija daug pateikia spalvų mums, kad pasimokintumėm. Naujas testamentas sako mūsų pamokymai parašyta. Taigi žmonės dažnai persigalvoja, kartais apsimetam, kad norim tau gero, iš tikrųjų norim pasipelnyti iš tave. Norim iš tave kažkokią naudą išgauti. Aišku, niekas nematė, kad Rahaba jau yra kitas žmogus, naujas kūrinys Dieve. Jos gyvenimo tikslai ir prioritetai pasikeitė, todėl jinai neišdavė, jinai nukreipė kareivius į priešingą pusę. Ir esamoje situacijoje moteris turi žaibiškai reaguoti ir jinai sukūrė įtikinamą istoriją. Čia labai gudriai pasielgta, bet dabar apie šventą melą truputėlį pakalbėkime. 9 Dievo įsakymas sako štai ką, neliūdyk neteisingai prieš savo artimą. Ir ši tema apie Rahabos poelgį tokia viena giliausių moralinių dilemų yra iš tikrųjų. Ir Dievas yra tiesa ir iš tiesos negali kilti joks melas. Bet žiūrėkite, Rahaba dar tik augo dvasiškai, būkite jai kantrus. Iš tikrųjų. Ši situacija, ji tiesiog reaguoja žaibiškai. Ir mes pamenam, kad Dievas išteisino Rahabą už jos tikėjimą. Ne už melą, ar ne? Nežinau kaip tavo gyvenime, bet Dievo žmonių gyvenime pasitaiko melo. Nebent tu nemeluoji niekada, tai garbė Dievui. Visko būna, ar ne? Iš tikrųjų. Dievas darė gerą pribuvėjams Šifrai ir Puvai Egipte. Jos nepaklausė karaliaus įsakymo. Vienintelis atvejis, kada krikščionys gali nepaklusti valstybė, kada valstybė sako prieš Dievo žodį kažką daryti. Dievas darė gerą Šifrai ir Puvai pribuvėjams. Ir jos sukūrė tokią įdomią istoriją. Sako, izraelitų moterys labai stiprios, jos greit pagimdo, pasiima kūdikį ir pabėga. Mes nespėjom ateiti pas jas, ar ne? Jos tiesiog taip pasakė, kad apsaugotų ir Dievas joms darė gerą. Ne dėl to, kad jos melavo, bet kad jos turėjo Dievo baimę širdyje. Ir kartais būna tokių sudėtingų situacijų mūsų gyvenime. Mes žinome, kad per karą slėpdavo žydus nuo vokiečių ir sakydavo, pas mus nėra. Tai leiskime Dievui būti teisėjų ir gal prisiminkime kartais, kaip Jokūbas sako, gailestingumas didžiuojasi prieš teismą. Tik nesakykite, kad dabar maždaug aš už šventą melą, ar ne? Jeigu įmanoma, jokių būdų nemeluokite. Stenkimės. Tavo taip, tebūnė taip, tavo ne, tebūnė ne. Bet žiūrėkite, Dievo žodėje yra tokių istorijų. Ir Jokūbas sako, kitų kelių juos išleido. Todėl stengiamės gyventi šventą Dievui patinkantį gyvenimą ir kartais, kai nori gerą padaryti Dievo žmogui, iš dviejų blogybių pasirenki mažesnę blogybę, taip sakykime, ar ne, kad apsaugoti. Taigi Rahaba sukūrė. Bet žinokite, Mikalė turėjo irgi gerų istorijų. Kai Saulius tikojo su vyrais prie Dovydo namų ir norėjo jį nužudyti, Mikalė sako, jisai serga. Ir nuleido Dovydą pro langą. Sukūrė istoriją, jisai serga. Tada Saulius sako, su visa lova atneškit pas mane. Jis tiek pasiutęs buvo ant Dovydo, kad su visa lova, sako, atneškit aš čia vietoj. Ir Mikalė vėl sako, kodėl tu mane nepasakei, neišdavei. Jis sako, jis man grasino gyvybę. Niekas negrasino jai. Kartais žmonės tai padaro, kad apsaugotų. Iš dviejų blogybių pasirenka taip. Todėl apsaugok mus Viešpatie nuo tokių situacijų, bet kartais mes taip padarome. Todėl nukreipimo į kitą pusę žvalgų nepriskiriu prie heroizmo jos, bet tiem žvalgam tai buvo heroizmas. Todėl, mėlieji, jos tikėjimas gyvuoju Dievu, jinai jau apsisprendė, jinai pasirinko ir galvoja, jeigu reikės, aš sumokėsiu kainą. Daug kainavo. Žinai, šiandien ir tu kartais padarai dalykus su didelė baime, bet padarai dėl Dievo, nors tau kainuoja. Žmonės dažnai sako, kaip radom, tai paliksim, ar ne? O tu sakai, ne, aš nenoriu tai palikti, kaip radau. Aš nenoriu religijos, aš noriu gyvojo Dievo. Amen.
Ir tau tai kartais kainuoja, nuo tave giminės nusigrėžia, visi nusigrėžia, bet mums jau nebesvarbu. Kristus mūsų geriausias draugas, mūsų atpirkėjas, mūsų gelbėtojas, mūsų ganytojas ir mes sakom viskas. Paulius sako, tai, kas man buvo laimėjimas anksčiau, sušlaviau iš upeliuką ir... Taigi, trečias tikėjimo žygdarbis – Rahabo tarnystė žvalgams ant stogo. Tai geriausias Rahabos maršrutas esamoje situacijoje. Kai uždarė miesto vartus, jį užlipo pažvalgus ant stogo 8 eilutė. Jiems dar neatsigulus, jį užlipo pas juos ant stogo ir tarė. Aš žinau, kad viešpats jums atidavė šitą šalį. Mūsų apėmė siaubas dėl jūsų ir visi krašto gyventojai nusiminė. Mes girdėjome, kaip viešpats jums išeinant iš Egipto išdžiovino prieš jūs Raudonosios jūros vandenį ir ką jūs padarėte abiem Amoritų karaliams anapus Jordano, Sihonui ir Ogui, kuriuos visai sunaikinote. Ogas buvo 4 metrų, jo lova ilgio 4 metrų buvo. Bet mano klausimas, jeigu jūs girdėjote, ką viešpats padarė išeinant iš Egipto, kaip jis siuntė 10 bausmių, kaip jis praskyrė Raudonąją jūrą, kaip faraonas nuskendo, tai kodėl netikite? Kodėl neteinate kaip Ninevėje su atgaila pas viešpatį? Dievas visus myli. Nežinau, kaip tu tiki, aš tikiu, kad Kristus už visus numirė. Aš tikiu, kad Kristus už kiekvieną ant kryžiaus mirties paragavo, Hebrajams laiške sako. Kas jiems trukdė irgi ateiti pas viešpatį? Įstatymo parašyta, leidau tau pasirinkti šiandien, šaukiu dangų ir žemę liudytojų, kad leidau tau pasirinkti gyvenimą ar mirtį. Ar ne? Rinkis gyvenimą. Ir Rahaba atėjo pas viešpatį. Taip, išgelbimas yra pilnai iš Dievo, bet tu darai sprendimą. Todėl, mėlyjeji, jos ta tarnystė ant stogo tuo metu buvo geriausias maršrutas. Tai buvo pirmas šventųjų susitikimas Dievo garbė ant Jericho namo stogo pasislėpus. Nes jinai sustiprina, jinai pasako pažadą. Tai geriausiai žingsniai esamoje situacijoje. Suprantat, ji nėjo klientų aptarnauti daugiau, bet jinai ėjo pas Dievo žmonės į susitikimą. Aš kaip sakau, pirmas bažnyčios Jericho susitikimas. Suprantu, sekminių dieną gimė bažnyčia, bet toks labai gražus paveikslas yra. Tarp kitko, žvalgai irgi buvo baimėje. Mes esame žmonės, jie buvo pasislėpę ir iš baimės meldėsi, nes labai bijojo. Jiegi žino, ko rizikuoja, kad už šnipinėjimą jam būtų įvykdyta mirties bausmė. Tai buvo kritinis momentas jų gyvenime. Bet to jie nepažįsta šios pigios moteriškės. Jiegi nežino apie jos tikėjimą, apie jos gyvenimą. Ir jinai galvoja, gal vis tiek mus pakiš. Jie nepažįsta miesto ir yra riboti savo veiksmuose. Būk tu herojus, koks tu nori, bus momentų, kai paprasti žmonės parodys tau maršrutą. Mes čia šiandien pas jumis įdomiai važiavom. Dar pastorius Artūras paskambino, sako, perspėjo čia, tai su navigacija, sakau, Dieve, labai sunku, ne? Kartais reikia tikslaus maršruto, mes apie tai pasižiūrėsime dar. Taigi, tokia yra situacija, žvalgai bijo, bet moteris ateina pas juos ir jinai padaro tokį galingą, stulbinantį tikėjimo išpažinimą, kurį mes skaitome. 11 eilutė, jie sako, tai išgirdę mes netekome drąsos, jie čia kalbasi ant to stogo. Viešpats jūsų Dievas yra dangaus ir žemės Dievas. Pažodžiui, nes Jahvė, jūsų Elohim, yra Elohim danguje aukštai ir ant žemės apačioje. Iš kur jį gali žinoti tokius dalykus? Ir žvalgams, tikiuosi, šokas buvo tai išgirsti. Mes suprantam, kada tauta iš Mozės išgirdo, suprantam, kada iš kunigų išgirsti tokius dalykus, bet kada pasako moteris su tokia reputacija, ir tada tu supranti, kad Dievas duoda šviesą, Dievas duoda apreiškimą. Nebuvo tada švento rašto. Ir įstatymo 4.39 Dievas sako Mozei, suprask, tad šiandien ir laikyk visą tai savo širdyje, kad viešpats yra dangaus ir žemės Dievas ir jokio kito nėra. Tai artimiausias žodžiai su tai, ką pasakė Rahaba.
Jahveh Elohechem Hu Elohim. Aš nemoku hebrajiškai, bet labai gražiai skamba. Tai jos yra žodžiai. Nesistebiu, kodėl Jėzus sako, muitininkai ir paleistuvės greičiau eina į dangų, jų širdys yra minkštesnės, atviresnės. Mums visiems reikia Kristaus, bet kai kurių iš mūsų gyvenimai dėl mūsų ar ne dėl mūsų kalties eina labai tokia tamsia kryptim ir viešpats mūsų randa, ačiū viešpačiui. Tai labai stipru, ką jinai pasako jiems. Ir žvalgai iškart suvokė, kad čia tik Dievas gali apreikšti, tik suverenios apvaizdos šviesa. Rahabos nebuvo kartu su Moze prie degančio krūmo, bet jinai tokį galingą tikėjimo išpažinimą. Žinai, kartai žmonės, kurie tau šiandien atrodo, kad yra giliam dvasiniam dugne, vaikšto kaip velniai išsipaišę tatuiruotėm, vieną dieną gali išgelbėti tave ir padėti tau. Dievas pakeis juos. Mes būsim priblokšti. Todėl niekada nei vieno žmogaus nenurašyk ir neišmesk į konteinerį savo širdyje. Mes nežinom, ką Dievas daro. Ir tie nuteistieji, dauguma iš jų, mano malda tokia, kad mes nežinom, gal jie bus pastoriai, gal jie bus misionieriai, gal jie bus tarnautojai, nors šiandien jie yra dugne. Mes šiandien už juos meldžiamės. Todėl aš matau, kaip kai kuriuos iš ten Dievas keičia. Tikrai tikėjimas yra stiprus. Kalėjime irgi nėra lengva tikėti Kristumi kaip savo gelbėtoju ir tai deklaruoti. Kalėjime, jeigu tu nešiojasi šitą knygą, jau esi ir ne tik, kad kitoks, ačiū, bet jau pažymėtas esi. Ten aš nemačiau nei vieno, kad va taip eitų su Biblija į koplyčią. Ten yra gėda pas juos, tiesiog. Nes tai, ką kitas pasakys, ten turbūt yra svarbiau nei bet kas. Todėl ateiti pas Kristų, tikėti jo kainuoja. Bet tu nebijok, ar ne? Mums jau nebesvarbu, ką apie mus pagalvos. Todėl jinai susitinka su tai žvalgais ant stogo, jinai juos sustiprina, primena Dievo pažadą. Aš žinau, sako, kad viešpats atidavė. Tuo metu esamoje situacijoje jį jau kalba, kad taip jau įvyko. Įsivaizduoju, čia labai yra rimtas dalykas. Ir ketvirtas jos tikėjimo žygdarbis, jinai ima tarpininkauti už savo šeimą. 13 eilutė. 12. Dabar prisiekite man viešpačiu, kad jūs pasielgsite su mano tėvo namais taip, kaip aš pasielgiau su jumis. Ir duokite man tikrą ženklą, kad paliksite gyvus mano tėvą, motiną, brolius, seseris ir visus, kurie jiems priklauso, ir išgelbėsite mūsų gyvybės. Česet ot emet. Tai yra tikras ženklas, sutartis, tai yra teisinis dalykas. Įsipareigokite man, prisiekite man viešpačiu. Moteriškė labai stipriai kovoja už savo šeimos narius ir visas giminės, bet mylėjai, juk šeima mus labiausiai bombarduoja. Šeima mus labiausiai kritikuoja. Jūs įsivaizduojate, ką tėtis ir mama galvojo apie jos reputaciją? Kartais mums gėda. Nuteistieji man kalėjime sako, žinai, aš čia atvažiavau, mane žmona išsižadėjo, nes jai gėda, kur aš esu. Man vaikai neskambina ir su manim vaikai nebendrauja, nes jiem yra gėda. Arba tie, kurie kartu klausia, kur tavo tėtis, jie sako, komandiruotė užsienį, nes jiem gėda. Kokia bebūtų tavo šeima, jinai yra tavo šeima. Rahaba yra nuostabus vienintelio tarpininko Jėzaus Kristaus paveikslas gražus. Šeimoje mes daugiausia smūgių gauname. Šeimoje mus mažiausia vertina. Bet žiūrėk, ką padaro Rahaba. Aš galvoju, galbūt jai kiekvieną dieną sakė, ar tu žinai, kas tu tokia esi? Mes mokam skaudžiai kandžiotis. Ar ne? Šitoj vietoj jinai pradeda tarpininkauti už savo tėtį ir mamą. Gal jie ją keikė, gal jie ją niekino, nepagarbiai su ją elgėsi, bet jau nebesvarbu. Jinai žino, kad labai rimta situacija ir jinai pradeda už juos tarpininkauti. Ir čia nebuvo tik tai vien nuolankus prašymas, bet jinai prašo pažado, sutarties, prisiekite man viešpačiu.
Man tai primena, kai Jokūbas grūmėsi su vienu vyru iki aušros, ar ne, ir sako, nepaleisiu, kol mane nepalaiminsi. Neišvažiuosiu iš jūsų bažnyčios, kol pastorius manęs nepalaimins, ar ne, Artūras, įsikibęs laikau į koplyčią, į sakyklą. Įsivaizduot Jokūbas, kiek turėjo parako su Dievu grumtis. Man tai primena, kai Abraomas labai stresavo dėl Loto sūnėno, kuris buvo labai blogoj teritorijoje, pačioj blogiausiai tuo metu teritorijoje. Ir ten kivirčių tarp jų yra buvę, ar ne, mes skaitome, bet jisai tarpininkavo. Kokia bebūtų tavo mama, koks bebūtų tavo tėtis, jeigu dar jie yra gyvi, tarpininkauti reiškia stoti į spragą. Mes ne tarpininkai, vienintelis tarpininkas Jėzus Kristus, bet mes galime melstis Dievo už to žmonės gailestingumo. Dievas darė gerą Egiptui ir faraonui dėl vieno žmogaus. Tavo kaimynų galbūt Dievas pasigaili dėl tavo tikėjimo, dėl to, kad tu myli Viešpatį ir jo žodis yra autoritetas tavo gyvenime. Todėl čia yra labai gražus paveikslas, kaip jinai tarpininkauja už savo šeimą. Kaip advokatė užtarėja ir nepaleidžia žvalgų. Nesvarbu, kiek tu patirsi kritikos ir atmetimų savo gyvenime, nieko nepadarysi. Mes gyvename sulaužytame pasaulyje, nuodėmės sugadintame pasaulyje. Ir kartais didžiausias tavo priešas yra namiškiai, tikėjimo namiškiai, kaip nekeista, fiziniai namiškiai, didžiausi priešai, nuo kurių norisi bėgti kuo toliau. Bet čia gražus labai paveikslas, ar ne? Aš klausiu, kas už tavo tėvus meldžiasi, jeigu ne tu? Daugiau turbūt nieko, kam melstis už tavo tėvus. Tik tu vienas, kuris lankai bažnyčią, pažįsti Kristų, skaitai šventą raštą. Turbūt, ar ne? Aišku, bažnyčios meldžiasi už mūsų artimus ir tikrai čia yra daug, bet jie nepažįsta bažnyčios galbūt. Ne visi tavo tėvai žino, kur tu eini, ar ne? Todėl, mėlyjeji, čia labai gražus yra paveikslas. Tikėjimu Nojus pastatė arką savo namams gelbėti, hebrajams sako. Graži vieta. Filipų kalėjimo sargas norėjau nusižudyti, Paulius sako ramiai. Ką man daryti? Paulius sako, tikėk Viešpatį, būsi išgelbėtas tu. Jis tapo namų gelbėtojas. Kristus yra gelbėtojas, bet žmogiškai kalbant, ar ne? Per jį atėjo. Tai labai gražus paveikslas. Jeigu gali, pasakyk savo mamai, tėčiui, atsiprašau. Pasakyk ačiū tau už tą vargą, kurį tu patyrei su manim. Ezechielio 22 skyrius sako, aš stebėjausi, kad niekas į spragą nestoja. Neradau, kodėl žmonės nestoja į spragą tarp manęs ir mano tautos. Nes mes visi rūpinamės tik tai savo gyvenimą. Todėl, mėlyjeji, čia labai gražus paveikslas Rahabos. Pasigailėkite mano tėčio, mano mamos, motinos, brolius ir seseris. Jau ką tik tai ne brolius ir ne seseris, ar ne? Šakės jiem turi būti. Jie tiek pridaro, aš matau, kaip broliai tarp save kartais bendrauja, tai oho, kaip jie laimina vieni kitus. Čia, normalus mūsų, ar ne? Daugiavaikių, kurie augame. Bet jinai sako, seseris, brolius ir visus, kurie jiems priklauso. Tai vienas nuostabiausių iš tikrųjų paveikslų. Šiaip šitoj vietoj labai gerai suvesti sąskaitas. Ką daryti? Nieko nesakyti žvalgams, ar ne? Vienas pasakė, aš ne prieš tave, aš tiesiog už save. Ji galėjo žvalgams nepaminėti šito momento apie tėtį, apie mamą, apie brolius, apie seseris ir viskas. Ir jinai nieko blogo nepadarė, ar ne? Jinai žengia mylę dar toliau arba žingsnį. Jinai sako, aš turiu dar, žinot, rytuose turbūt ten giminės labai didelės.
ir jinai už juos tarpininkauja. Tai yra geras žygdarbis. Jeigu tu šiandien meldiesi už savo tėvus, tai yra nuostabu. 5. tikėjimo žygdarbis. Rahabas organizavo puikų žvalgų pabėgimo planą. Administratoriai gera buvo. Ir čia žvalgai atsakė, tai ištinka mūsų mirtis vietoj jūsų. Jei neišduosi mūsų, tai kaip viešpats mums atiduos šitą šalį, mes gerai ir teisingai su tavimi pasielgsime. Tada Rahaba nuleido juos virve pro langą, nes jį gyveno miesto mūro sienoje. Ir archeologai mano apie 15 metrų, dar ten plyta toks buvo. Ir ji tarė jiems, eikite į kalnus, kad jūsų nesutiktų besivėjantieji, ten slapstykitės 3 dienas, kol jie sugrįž. Ir žvalgai padaro, ką moteris jiems sako. Reikia išminties kartais ir nuolankumo paklausyti, ką sako kitas. Būk tu profesionalas ir ekspertas, koks tu nori, bus sričių, kur kiti geriau už tave žino. Jie ten nieko nežino, tam Jeriche, nors jie kareiviai, ekspertai. Ten Rahaba žino tą teritoriją ir jinai duoda labai puikias instrukcijas. Ir Rahaba saugiai nuleido žvalgus pro langą, pamenam, kaip Mikalė nuleido Dovydą, kad jie pabėgtų. Ir jie sako, eikite į kalnus ir 3 dienas slapstykitės. Tai nebuvo šiaip savo dėl šventos ramybės, jinai žinojo, kiek kareiviai ieško bėglių. Ir tiksliai. Ir jie padarė, 22 eilutė sako, jie nuėjo į kalnus ir ten pasiliko 3 dienas, kol sugrįžo. Bet dar vienas dalykas, ką jinai padaro, 6. tikėjimo jo žygdarbis, ji pririšo lange raudoną virvę. Tai buvo jų sutarties ženklas. Žvalgai padaro, ką jinai sako, o jinai padaro, ką žvalgai sako. Ir ji pririšo raudoną virvę lange. Hebrajų kalboje tai nėra paprasta virvė, tai yra tikva žodis, reiškia viltis. Ji pririšo lange viltį. Paprastai virvėje naudojamas kitas žodis, todėl čia labai rimtas žygdarbis, susitarimas. Ir matai, ne angelas pririšo tą virvę, ar ne? Tai jinai turėjo padaryti. Tai buvo jų sutartas ženklas, be kurio toliau būtų niekas nevykę. Tai Rahabos paschos sutarties simbolis, sujungiantis svetimtautę su Dievu ir su jo tauta. Čia kaip avinėlio krauju pateptos durų staktos ir skersinis buvo apsauga, taip tikvah, vilties raištis raudonas buvo jų sutartas ženklas. Ir tai yra vienas nuostabiausių paveikslų Biblijoje nurodančių į Mesiją, Jėzų Kristų, į jo kraujo aukos sandorą, kuris įvyks. Dievo malonė teka kiekvienam, kuris sudaro su jo sutartį. Ir toliau paskutinis 7. Rahabos tikėjimo žygdarbis, ji priėmė visus pas save į namus teismo dieną. Nežinau, kiek ten vietos turėjo būti pas ją namuose, kiek jinai turėjo giminių ir kiek yra žmonių, Biblija tiksliai nesako, bet jinai priėmė visus pas save ir nei vienas nepražuvo. Tai yra nuostabus dalykas. Dabar noriu truputėlį pamatyti atlygį Rahabai už jos tikėjimą ir pasiaukojimą. Kada miestas sugriuvo, 6 skyrius sako, miestą ir visa, kas buvo jame, jie sudegino. Tik sidabrą ir auksą ir varinius geležinius indus jie padėjo viešpaties iždui. Jaunuoliai buvę žvalgais išvedė Rahabą, jos tėvą, motiną, brolius ir visus, kurie buvo namuose. Galbūt kažkas iš giminių atsisakė ateiti, bet visi, kurie buvo Nojaus arkoje, kaip aš sakau, ar ne, jos namuose, jie buvo saugiai išvesti. Tai yra didelė Dievo palaima.
Mes žinome, kad yra tokia tradicija, kad vienas vėliau iš tų jaunuolių buvo Salmonas ir jisai vedė Rahabą. Kokia turi būti meilė vesti Rahabą. Bet kai tu myli, jau tau nesvarbu, tu žiūri naują kūrinį Kristuje, viskas atleista. Ir į karališką giminę jinai buvo įtraukta. Mato Evangelijoje kartu su Rūta jos eina į Mesijo genealogiją. Dar vienas dalykas, tai buvo pilna integracija į Izraelio tautą, kaip matome, jinai negyveno kažkur už stovyklos visą laiką pabėgėlių, ji buvo pilnai integruota ir visais jos namiškiais buvo pasirūpinta. Paleistuvę Rahabą ir jos tėvą, dar kita eilutė, bei visus, kurie buvo su ja, Jozue paliko gyvus. Taip jie liko gyventi tarp Izraelio iki šios dienos, nes paslėpė pasiuntinius. Kai Jozue išsiuntė išžvalgyti Jerichą. Štai ką daro Dievas žmogaus gyvenime. Nesvarbu, kokia mūsų praeitis yra, mes ateiname pas Kristų ir sakom, brangus Dieve, atleisk mano nuodėmes. Pakeis mane. Vesk mane, naudok mane. Ir Rahabos ne tik Dievas pasigailėjo, jai atleido, bet įtraukė į Mesijo genealogiją. Ir svarbiausias atlygis tai mums yra amžinas gyvenimas. Su Dievu. Tai yra didelė Dievo malonė. Todėl Dievo išgelbėjimo planas, jisai nuo pradžios knygos iki apreiškimo knygos, suvereni Dievo valia veikia. Nesvarbu, kokį mes esame, ateiname pas Kristų ir jisai mums atleidžia ir pakeičia, išgelbsti ir veda toliau. Nežinau, Biblija nesako, bet aš noriu tikėti, kad nemažai iš jos namiškių, matydami Dievo darbus ir stebuklus, galėjo ateiti asmeniškai įgelbstinti tikėjimą Dievu. Kai tu pamatai, kai Dievas tavęs pasigailėjo, kai visą miestą sunaikino ir tada galvoji, gerai, Rahaba tiki. Ir aš noriu. Aš nenoriu gyventi kito tikėjimo. Aš asmeniškai noriu tikėti, ar ne? Asmeniškai atiduoti savo gyvenimą Kristui. Todėl čia yra nuostabus paveikslas ir jos tikėjimo žygdarbiai, nes yra ta sinergija Dievo suverenumo ir žmogaus. Tai yra tas taškas, kur susitinka absoliuti suvereni Dievo valia, bet leidžia žmogui rinktis. Žmogus gali atmesti Dievo malonę. Sako, jūs kaip ir jūsų tėvai priešinate šventai dvasiai, ar ne? Todėl darykime sprendimą ir mes, kurie esame Dievo vaikai, einame, augame toliau, mylime Viešpatį, o mes važiuojame į kalėjimus, skelbėme Evangeliją visur, tam, kad žmonės padarytų sprendimą atiduoti gyvenimą Kristui. Todėl tikrai te laimina mūsų visus Viešpats ir ačiū jam, pastoriau.